magiškiausia knyga pasaulyje. Aš esu Ugnė, čia yra burtininkas. Ir mūsų partneris yra robotikos mokykla. Tai gerai, čia šiek tiek mūsų burtininkas ruošiasi, jam vis trūksta laiko pasiruošti, tai galim pradėti apie tai, kad taip, tai iš tikrųjų tai yra knyga, kur vyksta magija. Čia išverčiu galbūt, kas nemoka angliškai. Ir problema tai yra labai paprasta, kad pagal Lamo BPO duomenis 2013 metais 44% moksleivių pasirinko socialinių mokslų studijas, o tik tai 14,5% technologijų studijas. Tai čia universitetų tokie duomenys, kas norėjo stoti į universitetus. Kolegijose šiek tiek džiaugsmingiau sutinkame, kad netgi 27% pasirinko studijuoti būtent technologijos mokslus. Ir mes keliame tokią hipotezę, kad toks pasiskirstimas galėtų kilti nuo to, kad nėra išankstinio susidomėjimo, o susidomėjimas galėtų kilti paauglystėje. O kodėl mums reikia to susidomėjimo ir kodėl mums reikia tų būtent žmonių, nes jau atrankų firmos įmonės skelbia, kad būtent technologijų mokslų atstovų daugiausiai mums trūksta, jų kol kas atlyginimai yra tikrai ganėtinai didesni negu, tarkim, socialinių mokslo atstovai. Ir dėl to mes sprendžiame tokią problemą, kaip būtent jauną žmogų, tą paauglį, kuris galbūt ieško savęs, sudominti technologijų mokslų, kas yra programavimas ir elektronika. Taigi mes kuriame knygą, su kuria galima išmokti galbūt čia apie techninius dalykus. Gerai, tada aš pristatysiu jums magišką knygą, kuri padės išmokti dirbti su Arduino, programuoti ir suteikti bazinės elektronikos žinias. Toliau pateiksiu jums pavyzdį, kaip atrodys atvartai. Čia yra pagrindinis atvartas, kur matote Arduino, paskui breadboardas, kuris yra skirtas sudėti elementus. Čia yra išdėstyta struktūra ir eiliškumas istorijos dėstymų, kai viskas prasidės nuo namų erdvės, čia viršuje kairėje matote, toliau labirintas, stichijos, kova ir kažkoks laiminga pabaiga. Tai noriu jums parodyti, kas tai yra ta magija. Ir ji vyksta. Taigi, ar jūs supratote, kas čia yra? Ne, nes tai yra magija. Bet mūsų yra knyga skirta tam, kad jūs suprastume ir irgi galėtume tapti burtininkais, kurti tą magiją ir linksmintis, kažką kurti, kažkada galbūt jūsų išradimas padės žmonėms. Taigi, toliau aš norėčiau pakalbėti apie konkurentus šiuolaikinius. Tai yra Lego, kuris kūrė specialius robotukus, kuriuos galima programuoti ir su jais gali žaisti kaip vaikai ir kaip suaugusi. O iš kairės jūs matėte interaktyvioje knyga kompiuteris, kurios vardas yra Alice ir su kuria irgi galima irgi daryti magiją. Taigi, ir manau, užbaigsim sakydami, kad tai yra mūsų laikų alchemija. Gerai, klausimai burtininkam.